Labas vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Pozicija. Alytaus futbolo akademija Dainava išplatino plakatą, kuriame skelbė, jog vaikai rašys Kalėdų seneliui laišką, kad šis išpildytų jų norą, sningant arba per didesnius šalčius, kad jie tokią kaip dovaną gautų sporto salę. Iš tiesų, kasgi nutiko, kad vieni Alytaus jaunieji futbolininkai žaidžia sporto salėse per speigus arba sningant, o kiti stadione kasa sniegą. Šį vakar apie tai ir kalbėsime. Ir aš pristatau mūsų laidos pašnekovus mūsų studijoje. Alytaus apskrities futbolo federacijos prezidentas gerbiamas Gediminas Daukšys. Labas vakaras. Taip pat mūsų studijoje tėvelių atstovas, futbolo akademijos ugdytinio Mykolo tėvelis Renaldas Gruška. Labas vakaras. Aš labai dėkoju Jums abiems, kad Jūs atvykote į mūsų studiją. Labai gaila iš tiesų, kad negalėjo atvykti akademijos vadovas, jisai šiandien darbiniais reikalais Vilniuje. Taip pat labai gaila, kad negalėjo dalyvauti Alytaus mero pavaduotoja, kuruojantį sporto sritį. Tačiau mes ją pakalbinom telefonu ir visai netrukus. Dėmesio į ekraną mes pamatysime reportažą su futbolo treneriu bei Alytaus mero pavaduotojos komentarais. Nei vienas iš futbolo akademijos Dainava vaikinų nesiskundžia, kad norint žaisti futbolą jau ne kartą kartu su treneriais tenka atsikasti sniegą. Laikomės vyriškai, šypteli vaikinai. Tačiau moksleivių tėvai nerimauja, kad prieš maudamiesi batus jų vaikai pirmiausia užsideda polietileninį maišelį, kad neperšlaptų kojų. Tai, jog akademijos vadovams nepavyksta gauti salės, paaiškėjo visai neseniai, kuomet buvo išplatintas plakatas, jog vaikai jau žino, ko prašys Kalėdų senelio. Tarsi stebuklo. Salės per šalčius treniruotėms. Kuris tėvelis bus patenkintas tokiom traumom? Nebus patenkinti nei vieni ir mes patys liūdim. Aišku, tie lūžiai, daug dievė, kad nėra tokie rimti, kaip galvojam gal, bet nemalonu, aišku. Tėveliai nepatenkinti. Tiesiai pasakysiu, bet vaikai nori, stengiasi ir jie šiai dienai kol kas nėra pasirinkimo. Bet ar vaikams patinka čia lauke žaisti? Ir jie nesako, trenerio, kodėl mes nežaidžiam salėje? Matot, pas mane dabar šiek tiek vyresni vyrukai čia sportuoja ir jie kaip tik pasakys, kad kuo ilgiau leidžiam laiką lauke, kuo ilgiau būnam, nes jie tom dulkėm nenori kvėpuoti. Ir jie žino, kad toj salėje ne tą futbolą žaidžiam, bet yra pas mus akademijoje yra mažesnių žaidėjų. Ir čia jau tie vaikai dar to neskiria to futbolo salį ir lauke, tai jiems aišku reikia ir tų geriausių sąlygų ir jie labai norėtų. Tuo tarpu Alytaus mero pavaduotoja, kuruojanti sporto sritį Valė Gybienė, pakalbinta šią temą atsidūsta. Esą jau daugybę kartų buvo susitikusi su akademijos vadovais, pati siūlė sales, laikus treniruotėms, tačiau neįmanoma įtikti. Pati asmeniškai ieškojau laisvų laikų ir patariau, kur gali nueiti ir pasikalbėti. Čia tiesiog, aš tai manau, kad akademijos vadovams reikia patiems tuo labiau susirūpinti. Akademijos vadovai, jie pasakė, kad jiems reikalingos salės nuo tada iki tada ir ten buvo nurodyta. Mes atsakėm, kurios salės yra laisvas ir kur dar galima kreiptis. Tai jie tą atsakymą raštu turi. Ir žodžiu, mes jau kalbėjomės labai daug kartų. Taip, kad iš tikrųjų tų salių yra laisvų ir mokyklų yra laisvų ir vaikai sportuoja ne tik mokyklų salėse ir sporto ASRC salėje sportuoja ir visiškai įmanoma yra karinio virtės bataliono salėje, kur irgi sportuodavo ir anksčiau vaikai. Taip, kad tikrai tokią infrastruktūrą turim ir sakyti, kad nėra salių, manyčiau, kad nesąžininga. Tiesiog reikia derintis. Šiais metais šiame stadione jau buvo 2 lūžiai. Tėvai bruzda. Įpykę jau buvo nuėję ir pas mero pavaduotoją. Dėl visų salių, dėl patalpų, dėl sportavimo sąlygų, jas turi užtikrinti paslaugos tiekėjas. Tai turi vadovai, kurie atsakingi už tos paslaugos tiekimą ir turi rūpinti salėmis. Ne vaikų ir tėvų problema turi būti, kur vaikai sportuos. Jeigu paslaugą tokią jau tu prisiimi teikti, tai tu turi užtikrinti, kur tas
tas vaikas sportuos. Vicemerė tvirtina, kad akademija toli gražu neskriaudžiama, nes už vieno moksleivio ugdymą gauna per 18 eurų, tuo tarpu sporto ir rekreacijos centras už vieną vaiką 4,5 euro. Vienas vaikas per mėnesį gauna, dabar va šį paskutinį ketvirtį 18,80 €, kai tuo tarpu sporto ir rekreacijos centre sportuojantis vaikas gauna 4,51 € berods centrą. Patalpas jie visi gauna nemokamai. Taip kad jų yra, matot, sporto ir rekreacijos centro yra ilgalaikė sportinio ugdymo sistema. Tai yra ne vienų metų. NVŠ, tas vadinamas, jis atsirado 15 metų pabaigoje. Tuo visi pasinaudojo ir kiek jis truks, kas čia žino. Vienas iš trenerių Povilas Baliukonis tvirtina, kad vaikams tikrai nešalta. Akademijos pasiekimai geri, sako, nenorintis politikuoti, tačiau anot jo plika akimi matyti, kad mieste dėl sporto salių taikomi dvigubi standartai. Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai, kur lieps aš ten dirbsiu. Apsiausiu storesniais batais, striuke šiltesnė, kepurę užsidėsiu ir aš dirbsiu. Viskas man gerai. Bet tėvai, vaikai vis tiek ligos, vis tiek norisi tų geresnių sąlygų ir vienodesnių sąlygų. Mesgi to pačio miesto atstovai. Taigi mes grįžtame į studiją. Pirmiausia, kreipiuosi į tėvelių atstovą. Tiesiog gerbiamasis, jūs savo kailių šeimoje visą tai patirite. Ir, papasakokit, kokia iš tiesų yra situacija. Ką jaučia tėvai, ką jie galvoja. Galbūt jūs buvot vienas iš tų, kuris buvo pas miesto vadovus. Tiesiog papasakokite. Taip, išgyvename tiesiog, kad vaikas kiekvieną dieną, jeigu sportuoja, tai 5 vidurinėje salėje, kuri visiškai netitinka standartų, kuri per maža, per siaura, kolonos stovi, suoliukai, žodžiu, tikrai netinkama. Ir kadangi praeitais metais buvo pavyzdys, kaip vaikai žaidė to išvien visą sezoną, žaidė to salėje, ir paskui nuvažiavom į Vilnių, į normalią salę, vaikai buvo pasimetę. Ir tiesiog buvom sutriuškyti, nes jie netitinka visiškai salės reikalavimų futbolo, tos, kurios turėtų būti ir saugumo ir taip toliau. Tai bėda tokia turim didelę ir buvom nuvykę į tą savivaldybės tiesiog atstovę, kaip jūs sakote. Pas vicemerę jūs lankėtės, ponė Gibienė. Taip, ir jinai tiesiog, kaip ir kiekvienas kratosi nuo savęs, buvo laikai paskirstyti. Duota laikas, nors neįsižiūrėjus į tų vaikų amžiaus ir laiką, tiesiog buvo vienas laikas netgi duotas, jeigu neklystu, 9:30 vakaro, centriniam stadione, naujam pastate, taip kad treniruotė baigtųsi 10:30, reikėtų parvažiuoti 11 su 8-9 metų vaikais, tai manau žiūriu. O visas reikalas, mano sūnus lanko 4 metai ir visas šitas reikalas prasidėjo tiesiog, kaip aš ir sakau, nuo rusiškų sistemų, nuo rusiškų trenerių, kurie likę, kurie jauni ateina, bando pritapti prie tų skaitomų rusiškų, aš galbūt jie įsižeis, bet taip ir yra. Ir prasideda problemos dėl to, kad spaudžia šitus jaunus trenerius, tokį kaip Povilą, kaip Nerijų, dėl to, kad buvo piktumas, nes masiškai pradėjo bėgti iš tų skaitomų vyresnių. Sporto ir rekreacijos centrų. Taip, pradėjo bėgti ir pradėjo treneriai reikšti pretenzijas šitiem treneriam, kad kodėl tu priimi, kodėl tu reikia atsakyti ir taip toliau. O jie sako, tai jeigu vaikas arba tėvai pasirenka, kaip mano atveju, tai aš rinkausi, nes dar jisai per mažas rinktis, nes aš mačiau, nors su futbolu nesu susijęs, nesportavęs, bet pagrindus tokius kaip ir turiu ir žinau, kaip turėtų treniruoti maždaug. Pasižiūrėjau, kaip treniruoja Povilas, kaip treniruoja Nerijus ir man buvo labai patiko. Ir tiesiog ir pačio prezidento, kaip čia sakyti, savininko Kantaravičiaus Rimo požiūris, kad ieško
ieško perspektyvų Danijoje, Anglijoje ir visur kitur, tiesiog tuos vaikus kažkur tai pateikti, čempionatai ir taip toliau. Yra vienas pavyzdys, netgi dabar, kaip jo tas vardas, Pauliukas yra pavyzdys, kuris jau sutartys jam pasidarė. Tiesiog manau, kad šitos visos su salė susijusios problemos, tai yra tarp trenerių nesusikalbėjimas ir piktumas ant tų jaunų. Ir netgi pavyzdys yra, kai pateiktas sąrašas, tai ponas Makštutis treneris buvo vienu metu 6 val. Vakaro tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku treniruoja ir salėje naujoj, tai stadione, ir 6 viduriniai 6 val. Buvo tokis grafikas, tai nemanau, kad būtų labai tiesiog, kad piktumas buvo, kad tiesiog tie vaikai, kurie pas Povilą ir pas Nerijų, kad jie liktų nuo šaly. Ir kad galbūt grįžtų pas juos, čia kaip kerštas, aš mačiau tokį grinai kaip kerštą. Supratau, ačiū Jums. Mes laidos eigoje dar kalbėsime. Ačiū. Gerbiamas Gediminai Daukšy. Tiesiog Jūs kaip futbolo federacijos prezidentas, kaip ir, atsakingas už visą šią situaciją, nes vis tiek futbolas, kaip futbolo tėvas Alytaus apskrityje, matot, pešasi, čia kažkas nesutarė. Ponia Gibienė sako, kad arogantiški Alytaus futbolo akademijos atstovai, jiems neva neįtinka laikai. Futbolo akademijos vadovas sako, kad blogi labai laikai siūlomi, patys prasčiausi. Kas čia darosi? Tai aš, žinot, iš dalies tai gal norėčiau užsistoti šioje situacijoje šiek tiek ir merą, ir vicemerę, nes tikrai ne jų valdymo laikotarpiu ta sistema sukurta daug anksčiau, kai miestą valdė partinės sistemos, partiniai klanai, gal reikia sakyti taip, ir jie buvo pasidalinę įtakos zonomis, tai ten niekam nepaslaptis, švietimas konservatoriai kuravo, kultūra centro partija, kaip ten vadinosi, ir jie ten skirstydavo. Liberalai, Sportą, socialdemokratų partija kuravo ir jie buvo visą laiką suinteresuoti, išsaugoti, turėti tokį monopoliją, kad žmonės pas juos ateitų, žemintų, siprašytų. Žinot, tai aš atsimenu dar, kai tapau prezidentu, tai man labai ištri, buvau dar tarybos narys, labai ištri reikėjo įsikišti, nes analogiška situacija buvo įrengtos stadionas, naujos rūbinės, tos rūbinės pastatytos iš visų miestiečių pinigus, tačiau juose galėdavo persirengti tik sporto rekreacijos centro treneriai su savo ugdytiniais, o toks buvo treneris Aidas Kalimavičius, futbolo klubo Auska, vaikus treniravo, jis nieko negaudavo iš jokios valdybės, jam tiek tėvai sudėdavo pinigų. Tai tiem vaikam, kurie jau reiškia ne mūsų sistemos tos partinės, ne mūsų tos partinės sistemos vaikai, tai tiem vaikam neleisdavo rūbinės persirinkti ir jie turėdavo eiti kažkur po medžiais, po krūmais, lyjant lietui, ir tada tikrai turėjau nemažai pakovoti ir matyt nuo to laiko tapau nesisteminis, nesistemos žmogus. Ir priešas pasidariau, bet galų gale tuos vaikus taip pat įleido, kaip ir jų klasiokus persirenginėt, nes iš tiesų nesąžininga. Už visų miestiečių pinigus įrinktose patalpose dalis gali pasinaudoti, dalis negali. Analogiškai gaunasi ir dabar. Pastatytos salės, įrengtos, tačiau 14 metais taryba priėmė sprendimą. Kas tą sprendimą paruošė, turbūt sporto funkcionieriai, tie patys tų partijų atstovai, kad visos miesto salės pirmenybę rinktis turi viena organizacija – sporto rekreacijos centras. Ir jie, kaip čia ir tėvelis minėjo, jie reikia, nereikia, jie susirašo, kad ten jų treneriai dirba, ar ten iš tiesų dirba, niekas nežino, ar žinom. Tai ir tada nelieka. Ir sako, tai jūs su mažais vaikais ten važiuokit kažkur į šiluminių tinklų salę. 7, 8 ir 9 metų vaikus 7 valandą vakare tu ten paleisk tarp kaminų, jų pusė neišeis iš to rajono. Tikrai nesąžininga. Tai aš tikrai čia sakau, kad ta sistema sukurta daug anksčiau negu meras atėjo, tik tais merui vis pritrūksta ryžto peržiūrėti tą sistemą, pakeisti ją.
Ir nors jis ir lyg ir buvo žadėjęs, jo programa ir buvo pokyčius daryti, tam žmonės ir pasitikėjimo tokį didelį. 2/3 naujų žmonių išrinko į tarybą, reiškia, anksčiau sukurtomis sistemomis žmonės nepasitikėjo ir nenorėjo, ir norėjo pokyčių. Kaip ir dabar Seimo rinkimuose. 2/3 naujų narių, reiškia, žmonės pasilgia ir nori pokyčių, o mes dažnai įvairiuose sferose nesulaukiam tų pokyčių. Beje, labai trumpas interpas. Seimo narys, dabartinis Alytuje išrinktas Robertas Šarknickas, jau susidomėjo šiuo klausimu ir man šiandien teko su juo bendrauti telefonu. Jisai laukia oficialaus rašto ir jisai pažadėjo įsikišti į šią situaciją, nes taip pat mato, kad galimybės yra nelygios. Tai čia toks trumpas, atsiprašau, Gediminai, kad nutraukė. Tai jeigu jūs sakot, kad iš tiesų ir meras, ir vicemerė, ir galų gališkai futbolo federacijos, mes visi turi būti tiem futbolininkam kaip tėvai ir mamos. Ir negalima vieniem vaikam visą kepalą atiduoti duonos, o kitam sakyti, tu dabar arba kriaukšliuką pagriaušk, mes visi turim būti vienodai teisingi. Ir jeigu dalinam tą pyragą visiems vaikams, tai ir padalinkim visiems vaikams. Jeigu neužtenka tų salių 5 kartus per savaitę, tai gal vieniem reikia duoti 3 kartus per savaitę, kitiem 2 kartus per savaitę. Gal pažiūrėt, kad pagal amžių, kaip čia tėvelis sakė, kad anksčiau baigtųsi vaikams, kad tie mažesni vaikai iki 12-14 metų jau 18 valandą būtų namuose, kaip tėvai grįžta, kad jie daugiau pabendraut galėtų, geresnis ryšys būtų. Tai čia turėtų tikrai ir miesto valdžia, ir aš tikrai kaip federacijos vadovas neatsiriboju, tikrai ginsiu visų futbolininkų interesus ir sieksiu, kad jos visiems futbolininkams būtų sudarytos vienodos sportavimo sąlygos. Ar apie šią situaciją žino Lietuvos futbolo federacija? Visai neseniai lankėsi Alytaus mieste, berods susitiko ir su miesto vadovais. Ne viską žinom, ką jūs ten kalba, dėl to rengiamos ir šios laidos, kad žmonės sužinotų, ką jūs ten kalbėjot. Tai iš tiesų aš dar kartą pasakysiu, ta partinė nomenklatūrinė sistema sukūrus tokį dalyką kaip skaldyk ir valdyk. Senas labai iš carinės Rusijos ateinantis, čia sakė, ta Rusija nes kažkaip, bet iš carinės Rusijos ateinantis metodas ir jį vis dar mūsų tie funkcionieriai sporto labai, šitiem duosiu, šitiem neduosiu, šitie geri, šitie mūsų, šitie ne mūsų. Nors mokesčius moka visi miesto gyventojai. Ir tėvelis, ir aš moku, ir kiti mokam, ir mes visi, visas miesto turtas turi būti prieinamas visiems miesto žmonėms lygiomis sąlygomis. O ne jeigu mano vyras ar žmona ten dirba kažkur miesto taryboje, tai man salė šilčiausia, didžiausia ir patogiausia, o jeigu nedirba, tai tu kaip eik ten kažkur už miesto pakraštį ir kaip. Tai turėtų taryba nustatyti vienodas, nepriklausomai kokia organizacija. Tai reiktų keisti sprendimą tarybos, šiek tiek koreguoti. Turėtų būti pakeistas tas sprendimas ir nustatyta aiški tvarka. Aš kiek žinau, tai akademija yra pateikus savo matymą, kaip galėtų būti. Yra visuomenės iniciatyva, nėra, taip tik sakom, tik blogai ir viskas. Yra nusiųsta, kaip galėtų būti pertvarkyta. Bet žinot, netgi savų pinigų galima mokėti, savų pinigų nuomą. Tėveliai stinka ir mokėti. Jūs sutinkate, jūs ne už eurą nuomotumėte, mokėtumės pinigus. Taip. Tai aš tikrai raginčiau ir miesto vadovus tikrai įsižvelgti ir pradėti neskedyti žmonių. Atsisakyti tos senos partinės praktikos, o pradėti vienyti žmonės. Pradėti jungti jūs visus kartu. Aš tikrai nenusišalinu, tikrai prisidėsim ir Lietuvos futbolo federacija atvažiavę, pristatė, koks konkretus modelis turėtų būti, kaip padidinti vaikų sportuojančių futbolą skaičių. Net gal, man atrodo, ten ir su mažesniais pinigais, tai reiškia, mažiau miesto pinigų galėtum naudoti, nes žinot, mes dabar visą laiką matom įstaigą. Yra įstaiga, čia mūsų įstaiga ir mes ją finansuojam ir dažnai už tos įstaigos nematome žmonių, miestiečių. Kas ten sportuoja, kaip sportuoja. Ir aš tikrai nieko neturiu prieš rekreacijos centrą, ten tikrai dirba daug talentingų trenerių ir gerai dirba, nes tiesiog kitur dirbti jiem nėra sąlygų. Bet jeigu miesto valdžia nustatytų, ar tu dirbi klube, ar tu dirbi tam sporto rekreacijos centre ir tu turi ugdai vaikus, jūs gaunat vienodom sąlygom, vienodą atlygį gaunat, tai ir tiem treneriam atsirastų daug didesnė galimybė pasirinkti.
Vaikam atsirastų galimybė, kur sportuoti. Gal vienas nori sportuoti 2 kartus per savaitę, kitas nori 3 kartus per savaitę, ketvirtas gal nori būti sportininku, kuris nori 5 ar 6 ar 7 kartus per savaitę sportuoti. Atsirastų įvairovė. Dabar dėja ta esanti sistema tos įvairovės neužtikrina, yra vienas metodas, taip ir aš visą laiką sakau, vyresni žmonės dar atsimena, buvo buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas, buvo kirpykla ir tą kirpyklą ateini ir klausdavo, su užkirtimo ar be užkirtimo kirpsimės. tai tas jau buitinio gyventojų kombinato neliko, atsirado daug įvairių kirpyklų, gali kokią nori spalvą nusidažinti plaukus ar nusukėti, kokią nori šukuosi. Sporte, tiem sporto funkcionieriam vis pavykdavo išsaugoti tą sistemą ir per ją matyti ten ir partiniai būdavo kasos, kažkiek nieks negali paneigti, kad grįždavo, nes aš paprastus skaičius pateiksiu dabar šių metų, nelabai, bet ankstesnių metais, 2010 metais. Tai tais metais, kada buvo atstatytas sporto rekreacijos centro ta salė didžioji, iš miesto biudžeto buvo sporto rekreacijos centrui skirta 1 100 000 eurų. 4 milijonai litų, tais laikais 1 100 000 eurų. Tai reiškia, mūsų visų sumokėtų mokesčių skirta vaikų sportavimui ir tų bazių priežiūrai. 2015 metais ir tuo metu sportavo 2400 vaikų. 2015 metais, tai čia ne šiais, o praėjusiais metais buvo skirta 1,5 milijono eurų iš miesto biudžeto, tai reiškia apie 30% daugiau, o vaikų tuo tarpu sumažėjo nuo 2400 iki 1900. Reiškia, vaikų mažėja, būrelių didėja, o trenerių mažėja, o išlaidos didėja. Aišku, kad tai kažkas ten yra netvarkoja, neskaidru ir nesuprantama. Ir tie veikėjai, kurie moka tose neskaidriuose schemose veikti, nieks negali paneigti, kad jie ir tus mūsų pinigėlius nepanaudoja, ne pagal paskirtį. Ir tikrai nieks nepaneigs. Sporto rekreacijos centre iš 180 darbuotojų tik 70 yra trenerių. Reiškia, nei pusės nesudaro visokie ten kitokie žmonės veikia ir nenustabu. Buvo administracijos direktorius, dabar tarybos narys, nėra darbo į sporto rekreacijos centrą. Ten kitam nėra darbo į sportą. Jie visi moka, jie atrodo kaip sportininkai, ten sportui prisideda. Iš tiesų, be tų etatų veikia tie sporto būreliai ir dabar be tų etatų veiks. Tai tikrai reikėtų labai peržiūrėti sistemą, nustatyti visiems vienodas ir suprantamas, aiškias sąlygas, kas mokės, už ką mokės ir kiek mokės. Ir tikrai bus tokių klubų, kurie ir pas tėvelius paprašys daugiau, jeigu jie daugiau treniruočių daro, jie paprašys, kad papildomai sumokėtas treneris irgi turi valgyti ir už ačiū nedirbs. Ir bus tokių, kurie ateina porą kartų su vaikučiais pausimnė ir tų pinigėlių, kuriuos duoda savivaldybė, tikrai užtenka. Aš šiek tiek nesupratau vicemerės, ar čia netyčia gavosi ir neįsigilinusi skaičius, bet aš jau kaip minėjau, kaip finansavimas, tai tikrai ne 4 eurai, kaip vaizdu, kad ne 4 eurai iš miesto biudžeto finansuojami vaikai. Mano skaičiavimais vieno vaiko sportavimas miesto sporto rekreacijos centre kainuoja nuo 493 eurų iki 700 eurų per metus. Tai čia per 9 mėnesius ar per 10 mėnesius? Aš per metus skaičiuoju. 12 mėnesių, vasarą išmetė. Valgyti visiems reikia 12 mėnesių, ne 9 ar ne 10. Tai tokie skaičiai yra, o akademijos ugdytiniai gauna, aš nežinau, ten 90 eurų ar 100 eurų per metus. Tai reiškia, kartais daugiau uždirbama. Tai aš čia girdžiu vis tokių pasakymų, kad čia maždaug privatus, čia jie atėjo pinigų uždirbti. Dar kartą noriu pasakyti, futbolo akademijos Dainava steigėjai nėra joks privatus asmuo, nėra privačių asmenų steigėjų. Tai nesavininkai, jie yra kažkokie kaip akcininkai, ar kas, kas ta akademija? Futbolo akademijos steigėjai yra futbolo klubas Dainava, Alytaus apskrities futbolo federacija ir futbolo klubas Spartukai. 3 futbolo organizacijos labai žinomos, suprantamos ir garsios yra tos organizacijos steigėjai. Ir tikrai verslė dirba daug metų, manau, supranta, kas yra verslas, kas yra. Ir tai yra viešoji įstaiga. Jos nėra tikslas uždirbti pelnus
ir dirbti. Būtų svajonė, jeigu po 20-30 metų kažkaip tas biudžetas pradėtų didėti ir savivaldybės dalis mažėtų, o organizacija pati daugiau generuotų pajamų, tai būtų tikrai labai didelė ilga svajonė. Tačiau tikrai tai yra daroma tam, kad ugdyt vaikus, tai yra socialinė, visuomeninė misija ir pareiga, ir taip kaip ir už visas visuomeninės pareigas, už visuomeninių funkcijų atlikimą, gatves valo privačios kompanijos, bet joms už tai, kad jos valo gatves, tai joms moka, miesto žmonės sumoka pinigus, logiška, parkus prižiūri ar kitą, ką daro, tai būtų teisinga, jeigu ir čia atsirastų daugiau. Aš kodėl sakau, kad turi atsirasti daug organizacijų, kad atsirastų įvairovė, kad atsirastų žmonėms galimybė pasirinkti. Mes visi lytiškai žinome, kaip blogai, kai atsiranda monopolistas kažkurioje srityje. Šilumos tinklai. Mes mokame didžiausią kainą už šilumą. Vien dėl to, kad nėra konkurencijos. Jūs įsivaizduokit apie tas kirpyklas, kai buvo viena kirpykla ir nėra konkurencijos. Įsivaizduokit, jeigu dabar būtų ne 3 telefonų teikėjai, o vienas. Turbūt ir ryšio kokybė, ir kaina būtų kosminė. Atsimnam, ten buvo telekomas ir prie jo dar buvo lietas kažkoks, ten kainuodavo 10 litų kainuodavo 1 minutė. Taigi, manau, ir mero būtų suinteresuotumas, kad Alytui atsirastų sporto srityje, atsirastų įvairovė, atsirastų protinga konkurencija ir tai pakilėtų ir į kokybės padidėjimą, ir į efektyvesnį lėšų naudojimą. Manau, kad tada atsiradus konkurencijai ir paslaugų kainos nukristų ir visiems viskas atsirastų teisingai. Tam reikia nustatyti visiems lygias ir vienodas sąlygas. Na, tėvelių atstovo noriu paklausti. Buvote jūs pas mero pavaduotoja. Na, kokie įspūdžiai? Ar jums tapo kažkas aiškiau? Na, jinai prižadėjo ir matosi ant jos, kad jinai tikrai pervargus yra nuo šitos būtent problemos. Matomai yra spaudimas iš tam tikrų giminių galbūt. Ir jinai prižadėjo, tikrai prižadėjo, aišku, skirstė sales. Gaila labai, kad ta vicemerė nesusidūrų su futbolu ir pasiūlino salę Šiluminiuose. Ta maža salė irgi netitinka. Tai kurie atitiktų? Standartas. Tai valdžia ir projektas, kiek suprantu, žinau, buvo vykdomas ir dideli pinigai sudėti tai stadiono. Pati pagrindinė. Sporto rūmai tinka. Tiesiog, o visos kitos salės tai yra tik iš bėdos. Nes iš tikrųjų net ir ta pati 6 vidurinė, arba kaip žaidėm pernai metai 8 vidurinė, lentos kreivos, atšokę, viniai įsikišę. Ten, sakau, iki nelaimės vienas žingsnis, tas pats kaip 5 viduriniai. Tai dar ačiū, kaip sakyti, 5 tai viduriniai, kad leidžia nors tą, nes iš tikrųjų 8-9 metų vaikai turėtų žaisti lygiai taip pačiai lauke. Tiesiog gal pusė, gal nieks ir nevestų. Tai aš ir iš trenerio supratau, kad tikrai treneris yra, ir aš pats raginu tėvelius atvesti vaikus į futbolą, nes tikrai futbolas yra tas sportas, kur žaidžiamas lauke, dažnai ir rūšiom sąlygom, ir tokios, kaip dabar yra sąlygos, apie plius, apie minus, ten keli laipsniai, tikrai nėra baisu ir tikrai sveika, vaikai grūdinasi ir viskas gerai. Tačiau kalba eina apie tuos mažiukus. Pirmokus, antrokus, trečiokus, ketvirtokus, jų per lietų neišvys, jiem dar nelaikas grūdintis, jiem dar reikia juos pagloboti ir tą turi globą pademonstruoti ir meras, ir vicemerė, ir visi miesto žmonės. O dabar gaunasi šiek tiek nesąžiningai. Vienos organizacijos vaikams salės 5 kartus per savaitę, kiek nori kartų, o kitos organizacijos mažiukam, jeigu visi netelpa, tai gal prioritetą, pasakykime, mažiukai žaidžia čia, o jau didesni, kiek liks tenais didesniem vėl pažiūrėti kitas salės. Ką daryti? Pagrindinis klausimas, žiūri dabar tėveliai laidą, visi kažko vilėsi, visi aš tai pasiūlyčiau, kad treneriai baigtų pyktis vieni tarpusai. Čia pagrindinė yra problema, įsikėlė per laiką, pradėjo neapykantą darytis, kad tu įsivilioji mano vaiką, tiesiog
taip, galbūt buvo čempionatai, galbūt tas vaikas išėjo, nu, bet negali atsakyti, tarkim, trenerio atveju, aš suprantu, kaip aš pats pamačiau, kad netinkama ir aš atėjau, sakau, ar jūs galėtumėte, atėjau pas Pavelą mane priimti. O kodėl, sako, išeini iš to trenerio? Tiesiog sakau, nu, man nepatinka tam tikri dalykai, aš nieko blogo neturiu prieš tą trenerį, bet tiesiog aš noriu eiti ten, kur geriau, apie tą pačias, kaip ir kepyklas. Neįsiu ten, o eisiu ten, kur man geriau kirptis, viskas. Taip pačiai ir čia, nu, tiesiog sutartų ir tie laikai tikrai atitiktų. Čia tikrai reikia... Čia ambicijų karas. Taip, 100%. Ambicijų karas, tiesiog, kad vienus trenerius užlugdyti, nes įsitraukia tie vaikai ir matosi... O įkai tai tampa vaikai. Taip, ir netgi kaip toj pačioj 5 viduriniai sportuojam vasarą ir 2 metus apskritai mano vaikas 4 metai lanko, 2 metus lankėm pas vienus trenerius, 2 metus pas kitus ir stebėjau laukia, kada treniruoja ir tas buvęs treneris sūnaus ir matosi, kad dabar pasitaisė. Tikrai pasitaisė ir tikrai dirba žmonės, dirba treneriai, jie nėra blogi. Tiesiog gal buvo, nu, kaip sakyti, primigę šiek tiek ir nesuprato, kad 1, 2 pabėgo, 3, kad reikia kažką daryti. Tiesiog pradėjo dirbti ir viskas čia tvarkoja, bet liko tas tokis piktumas, nes aš pats matęs, kaip pyksta ir ant manęs treneris. Ir ką sako, jūs pasakykite? Nu, man tai sako, tu kaip ir išdavikas, kad išėjai pas kitą trenerį. Tiesiog aš supratau. O sako, pavogiai vaikus. Yra toksai terminas naudojamas? Taip, aš pats girdėjęs, kai buvęs treneris, dabartiniam treneriui Neriui ir Povilui, jis pasakęs, kad tu vagi tuos vaikus. Nu, tikrai taip nėra. Tiesiog jisai kaip treneris priima, nes tėvai ateina patys, mato per laiką, žmogus per žmogų, kad va ten atsidavęs. O jie tikrai atsidavė, tie treneriai dabar. Aš negaliu sakyti, kad ten ta prasme, Makštutis blogas ar ten vyresni blogi, kad jie tiesiog tėvai pasirenka, kur geriau. O ar ten ar geriau ar ne, bus laiko klausimas ir pamatys. Tiesiog matom perspektyvas, kai kaip aš tėvelis, tai tikrai matau ir vežiojimus, ir varžybų, ir visą kitą. Tiesiog susidurėm su šitavo problema, su salė. Nors kaip anksčiau, kiek suprantu, tai irgi tos salės nebuvo stadione. Ir kažkaip užteko visiems vietos, kažkaip susidūrė. Ir tų vaikų, kaip sako, buvo mažiau. Tikrai, tai yra daugiau netgi daugiau ir visiems užteko dabar mažiau. Ir dar salė viena yra, kuri dirba nuo 8 iki ten, aš nežinau, laiką paskirstyti, galų gali ir šeštadienį. Taigi niekas neprašo ten 5 kartų, bent jau mūsų šitų tėveliai prašom nors kokius 2 kartus leistų. 1 kartą sporto rūmuose, nu ir 4 kartą toj 5 viduriniai. Bet tiesiog, nu, kad ateityje... Ir jūs prašot net už pinigus. Taip, kad nors kažkas ar susimokėtumėm, ar galų gale iš tos federacijos kažkiek, tai, nu, kad nebūtų, kad va, kažkas dėl pinigų, vieniems daugiau, kitiems mažiau, kad tiesiog norisi, kad suteiktų tą... Lygiom sąlygom. Taip, lygiom sąlygom ir kad tas futbolas iš tikrųjų keltųsi, nes va tie tokie visokie barniai, tai tik vaikam blogai, sakau, lygiai pavyzdys, žaidėm visus metus 5 viduriniai, netitinka standartų, nuvažiavom į Vilnių žaisti futbolą ir tie vaikai, jie pasimetė, nes tiesiog per didelė aikštė, jie pripratė prie mažesnės ir... Dar pasakykit, kaip jaučiasi jūsų sūnus, sakykime. Na, ar tiesa, kad jie tikrai svajoja, čia aišku perkeltinė prasme, jie rašys laišką tam seneliui, na, čia toks, kaip sakyti, alegorija, bet ar tikrai vaikams skaudu, kad na, tokia situacija tarp suaugusiųjų įvyko? Tai be abejo, todėl, kad vis tiek namie tėveliai šneka prie vaikų ir tie vaikai dabartiniai labai gudrus ir jie viską supranta. Ir man, pavyzdžiui, tas mano mažametis vaikas, nes jo draugas lanko pas kitą trenerį ir jie žaidžia kažkodėl 3-4 kartus per savaitę tam normaliam manieže prie centriniam stadione. Tai ir sako man, sūnus, kodėl žaidžia mano draugas ten, o mes žaidžiam šičia, nuo 5 viduriniai. Sakau, nu, sūnau, taip yra. Bet kodėl? Jisai to nesupranta, kad vieniem galima, kiti, tai gal sako, tada gal jau perinam pas tą trenerį, kur galima tiesiog, nu, prasideda va tokie
Turbūt šituo veiksmu ir siekiama to, kad sunaikinti besikūrinčią akademiją, kad vėl nebūtų konkurencijos, vėl galėtų visi atsipalaiduoti, lengviau pradėti daryti kaip nori. Kur įdingumas šitos monopolistinės sistemos? Jeigu vaiko ir trenerio ar charakterį, ar kažkas nepatiko, nesutapo, pasitikėjimo nėra vienas kitu, tai tas vaikas niekur negali išeiti. Tik į gatvę. Prirašė, kontraktų nesudarė, kur tik į gatvę gali išeiti. O mūsų tikslas, kad tų vaikų daugiau sportuotų. Tai jeigu jau jų charakterį trenerio vieno su kitu sutiko, kad reikia ir merui, ir vicemeriai, ir miesto tarybai sudaryti galimybę, kad tas vaikas rastų kitą būrelį. Kitą tokią sporto šaką, o dabar tie tokie nesveiki, čia mano vaikai, taigi yra tėvų vaikai. Kaip tėvai turi teisę pasirinkti vieną ar kitą mokyklą, kaip jie turi teisę pasirinkti vieną ar kitą parduotuvę, kur jiems duonos nusipirkti, ar vieną ar kitą telefono operatorių, taip mero ir tarybos pareiga užtikrinti, kad gyventojai turėtų teisę pasirinkti savo vaikam ir būrelių gausą. Tai ir sporto būrelių tame tarpe. Tai manau, kad taryba, kaip ir žadėjus, imsis pokyčių, imsis reformų ir tikrai padarys, kad Alytui atsirastų daug šių paslaugų teikėjų, jie veiktų visi vienodomis sąlygomis ir tada atsiras ir tėvams, ir vaikams, ir treneriams, kas svarbiausia, atsiras galimybė susirasti savo darbo vietą ar papildomą darbo. Rezultatai turbūt bus geresni. Ir kokybė, aišku, padidės. Tai dabar ką daryti? Reiškia, 2014-aisiais, kaip jūs minėjote, buvo tarybos sprendimas dėl to, kad sporto rekreacijos centro vaikams pirmenybė, taip? Ką daryti? Dabar ką daryti? Kaip pakeisti tą sprendimą? Kas nenori jo keisti? Kodėl nenori? Meras iš pradžių tikrai norėjo ir buvo sudaręs tokią darbo grupę sporto visai reformai. Ir toj darbo grupiai dirbu ir aš, ir Semionas Bondaras Astros, tikrai garbūs žmonės, ir Leonavičius, ir krepšininkų, ir Jaruševičius. Ir mes paruošėm iš tiesų dokumentus, ką reikėtų padaryti. Kaip reikėtų nustatyti, kaip ta tvarka turėtų būti nustatyta, kaip salės galėtų naudotis, kaip galėtų finansavimas būti, kad efektyvusis būtų, kad nereikalautų, kaip aš sakiau, vaikų mažėjo, o išlaidos didėja. Tai viskas buvo dar pernai šių metų sausio mėnesį metų pradžioje pateikta vicemerei Valiai Gibieniai, pas ją ir yra tos visos tvarkos, tos darbo grupės nustatytos, bet kas keisčiausia, po to mes gavome tokį pasiūlymą, kad reikia šitą darbo grupę išformuoti ir sudaryti naują kažkokią darbo grupę, nes ten kažkaip gal nieko nepadarė, nors viskas buvo siūsta elektroniniu paštu ir viskas yra. Tai ta nauja darbo grupė ir nebuvo sudaryta, pasirašė tuos siūlymus tik administracijos darbuotojai, tai sporto funkcionieriai, ten kas daugiau iš administracijos buvo. Matyt, tuo metu ir įvyko takoskyra tarp bendruomenės ir valdininkų. Tai aš tikrai siūlyčiau vėl grįžti prie tų temų. Jos gal ten dar reikia diskutuoti, gal reikia dar kalbėtis, bet reikia nešti tuos dokumentus į tarybą, į bendruomenę, kalbėti apie juos, tobulinti, daryti ir priimti tokias tvarkas, kurios būtų numatytos. Nes, man kitas kuriozas gaunasi. 2011 metais patvirtinta Lietuvos Respublikos sporto vystymo strategija. Valstybinė strategija. Seimas ją patvirtino. Ten viskas surašyta, apie ką mes ir kalbam. Kad turi funkcijas perduoti klubams, kad jie finansavimą jiems vienodą nustatyti. Viskas parašyta, bet valdininkai nori vykdo įstatymą, nori nevykdo. Nori vykdo teisės aktą, nori nevykdo. Kuris jiems palankus ir geras, tai jie vykdo, o kuris negeras nevykdo. O iš piliečių visų reikalauja vykdyti. Tai jeigu yra sporto valstybinė sporto plėtros strategija, atsiverskim ją ir papunkčiui eiskim. Ten viskas labai aiškiai surašyta. Ir neseniai klubai kreipė, ir krepšinio, ir tinklinio, ir ten futbolo, man atrodo, klubai kreipėsi į tarybą, kad kaip tik pagal tą strategiją, įgyvendinant tą strategiją ir būtų tos sąlygos nustatytos. Vėl tyluma, ramuma, matyt, toj egzistuojančioj
sistemoje, kai kurie žmonės, jie ten žino, kaip veikti, kaip būtų gerai ir jie nenori nieko keisti. O pokyčių metas tikrai artėja ir žmonės nori pokyčių ir reikalauja pokyčių ir jie turbūt anksčiau ir vėliau bus. Ačiū Jums. Na ir pabaigai, tėvelis, tiesiog, ar tikite, kad Kalėdos taigi tikrai artėja? Aišku, kad tikiu. Tiesiog, kaip prezidentas sako, reikėtų tiesiog, kad įsikištų meras, kažkokie aukštesni, galbūt susėstų, taip pat visi treneriai ir tuos grafikus pasižiūrėtų, kiek vaikų, apskritai viską. Ir tikrai tikiu, kad čia, nėra čia neįsprendžiama. Tiesiog. Įsikištų tam tikras žmogus ir baigtųsi suskirstytų tuos laikus, paskirstytų tuos pinigėlius tvarkingai, nes mes, norėjau dar papildyti, nes mes vežame savo vaikus į varžybas, mes į savo tėvelį pinigų sumokame už autobusą, arba jeigu negaunam to autobusiuko, vežam savo mašinom, taip kad iš to centro skaitomo, kur tie didžiausi pinigai nurašomi, aš nežinau, kur kas yra sumokama už tuos vaikus, nes mes labai daug ką patys, net ir aprangas iš savo pinigų dengiame, aprangas, savo avalinę iš jų, bet truktų, kad kamuolius dar atsineštum, vartus gal dar savo, tada nereikėtų nieko prašyti ir žolę nusišienaujam kažkur, žaidžiam. Tiesiog, tai yra. Bet palinkėsiu, kad ir tikrai tikiu ir linkiu, kad visiems treneriam, kad susitaikytų, kad nebūtų čia tų konkurencijų, visi susigriebtų ir tų vieni kitų nestumtų tų trenerių, taip kaip lietuviškai šneka, nes tie barniai nieko nedavės. Daveda iki to, kad televizijos visi kiti variantai, kur galima buvo be to tikrai spręsti ir tikrai tų salių yra tikrai norų. Ačiū Jums. Pabaigai, prezidentė. Tai iš tiesų, kaip jau minėjo tėvelis, visi miesto gyventojai moka mokesčius ir už tuos mokesčius visi norėtų vienodų paslaugų ir vienodai tas paslaugas gauti. Ir jeigu mokam už vaikų nuvežimą į varžybas, tai visos organizacijos turi būti finansuojamas vaikų nuvežimas. Nes toks skaldymas bendruomenės, skirstymas, šitam duosiu, šitam neduosiu, tikrai prie nieko gero neveda. Aš tikrai siūlyčiau ir tarybai, ir miesto žmonėms telktis, dirbti bendrai, dirbti kartu, o tuos veikėjus, kurie užsiima šitą skaldytojišką tokią separavimo, tiesiog atriboti reikia, jiem gal kitą darbą kažkokį paieškoti, pakeisti nusistovėjusius kadrus ir tada, man atrodo, pajudės visi reikalai. Tai kągi, dėkoju labai, kad atvykote į Dzūkijos televizijos studiją. Na, o jūs, mėlyje žiūrovai, jeigu nesuspėjote pamatyti šios laidos, jos įrašą galite rasti naujienų portale dzukijainfo.lt. Su žiūrovais atsisveikiname, sudie. Laidos vedėja rengia Rūbų salonas Bliss.